Laba diena. Šiandien kalbėsime apie užgavėnes. Užgavėnės ne šventė, o tik išskirtinė metų diena. Baigėsi pokalėdinis mėsiedo laikas, prasideda gavėnė. Ši diena buvo laikoma pavasario pradžia. Prisiminsime liaudies papročius ir tradicijas. Sužinosime, kokie persirengėliai šėlsta ir kaip veja žiemą, kokie užgavėnių simboliai. Svarbiausias užgavėnių paprotys – persirengėlių vaikštynės, dainos, šokiai, žaidimai, juokas. Per užgavėnes vaikščiojo žydai, velniai, raganos, vengrai. Čigonai vedasi arklį arba mešką, čigonės buria. Daktarai, elgetos. Gervė, giltinė su dalgiu. Ožys, meška. Tarp užgavėnių persirengėlių vieni svarbiausių lašininis ir kanapinis su kanapiniu. Lašininis vaizduoja mėsiedą, sotumą, persivalgymą. Kanapinis iliesas apdriskęs, su kanapinė virve rankoje arba ant galvos susidėjęs kanapių vainiką. Kanapinis su lašininiu paprastai stumdosi, grūmoja vienas kitam, kol galiausiai kanapinis nugali. Lašininį paguldė ant žemės, nugalėjo. Kanapinio ir lašininio kovos pabaigoje pasirodo morė. Morė iškamša padaryta iš senų skudurų, šiaudų, pakulų. Ji sudeginama. Taip išvaroma susikaupęs blogis, nelaimės, o kartu ir visiems įkyrėjusi žiema. Žiema, žiema, bėk iš kiemo. Pelenus išbarstydavo laukuose, kad būtų geresnis derlius. Kas per užgavėnės sotus, tas sotus ir visus metus. Per užgavėnės reikia sočiai valgyti 12 kartų. Kokius patiekalus? Šaltieną, spurgas, vėdarus, mėsą, mėsos ir daržovių šiupinį, kopūstų su dešra. Kepė, boba blynus, dainuoja. Taip, pagrindinis užgavėnių valgis yra blynai. Kokių tik blynų nėra. Miltiniai, čirviniai, mieliniai, bulviniai, avižiniai, grikiniai, lietiniai su įvairiais įdarais, žemaičių blynai. Štai visas blynų asortimentas. Per užgavėnes reikia pasivažinėti, pasivaikščioti, čiuožinėti nuo kalniukų, laistytis vandeniu. Štai kokios pramogos. Ir mes kaukės pasidarę, žiemai pasakysim, žiemą nusibodo ištiš, kai iš kiemo ją išvysim, greit pavasaris prašvis. Gražios jums šventės.